Sveiki! Šiame video pakalbėsime apie vejos robotus, pjovimo diskus, peiliukų užsikirtimus ir atliksim vieną įdomų testą. Tai jeigu įdomu, šis video bus kaip tik jums. Šis diskas yra originalus, o čia yra pagamintas. Originalus diskas yra kaip sumuštinis. Turi dvi eilės peiliukų, vieni peiliukai sukasi iš viršaus disko, kiti per vidurį. Apatinė dalis lieka nematoma peiliukams ir tai turėtų saugoti nuo peiliukų užsikišimo. Tačiau puikiai žinom, kad peiliukai ypatingai viršutiniai, tikrai greit jie užsikerta, tai galimai problemos kaip ir nedaro, išskyrus kol negauna peiliukas smūgio į savo korpusą ir jo neužlenkia. Tokiu atveju jis nebegali grįžti į atakos būseną. Šitas diskas šiek tiek kitoks, turim mažus tarpus peiliukams ir peiliukai stovi visi viename aukštyje. Pabandysime uždėti ant vejos roboto, leisim jam padirbėti ir pabandysime įvertinti skirtumą tarp neoriginalaus disko ir originalaus. Tai ištraukiam robotą iš darbo zonos, pjauna jis rasotą šlapę žolę, todėl čia pakankamai viskas yra užsikišę, net matosi, kur eina peilis. Ir jisai braukia tą vietą. Tai tokius dalykus be abejo reikia išsivalyti, nes peiliukas net palenda po apačią. Atkreipiu dėmesį, peiliukas dingsta. Tai be abejo mažina efektyvumą pjovimo. Bet esminė dalis yra štai čia. Peiliukas yra kietai užstrigęs. Jis atakos būsenai, tikrai jokių problemų nėra, bet jei būtų gavęs kažkokį tais akmenį ar kažkokį tais kietą gumbą, jį, nenoriu supjauti, jį palenktų. Ir jis nuo inercijos nebegrįžta atgal į savo atakos būseną. Tai vat mūsų tikslas ir yra uždėti kitus diskus, pažiūrėti, kaip elgiasi kito tipo diskai ant to paties roboto, toje pačioje vietoje, to pačiu grafiku, pjaunant taip pat ir šlapią žolę. Na, peilių supakavimas, tai visų prekių toks supakavimas, tokia kieta plastika, labai erzinantis dalykas yra, ir norint išpakuoti saugiai peiliukus, dar paskui išimti, tikrai yra pikta ir net nesaugu, bet video ne apie tai. Dabar noriu parodyti, kaip atrodo originalus diskas iš vidinės pusės. Tai pažiūrėkit, koks yra kiekis žolės prilipęs prie mūsų varžtų. Ir čia pjauna tikrai gan neilgai, nes viską buvo užvalęs prieš kažkurį laiką. Dabar kitas dalykas. Norint pakeisti peiliukus, X4 serijos vartotojai tai puikiai žino, reikia nusimti visiškai diską į rankas. Tada atsisuka šie trys varžteliai, skeliasi per pusę, nes peiliukai prisukti, vieni yra iš viršaus, čia varžtelis gyvena, kitas yra peiliukas viduje. Ir norint jį pasiekti tą peiliuką viduje varžtelis yra kur? Ogi ne čia, jis yra papačia. Tai pats procesas trunka tikrai netrumpai, gan nešvarus. Šiuo atveju su šiuo disku yra viskas kitaip. Palikau specialiai dar skylę, tiesiog kišam peiliuką į tarpą, štai čia, prisukam varžtelį ir taip visi peiliukai prisisuka iš išorės, nenuiminėjant šito disko. Aišku, nuėmus išsivalom, tai tikrai nėra blogai, ir šiaip valikite robotus, tai yra privaloma ir jūsų pareiga, taip kad renkam toliau ir pažiūrėsim, koks bus bendras rezultatas. Sekantis svarbi tema – tarpai tarp diskų. Kaip žinia, mūsų šitie originalūs diskai yra tokie, vadinkim, su iškišom. Ir čia sukasi peiliukas. Šiuo atveju sukasi jisai iš vidaus, ant kito disko sukasi ant išorinės viršutinės dalies. Tokiu būdu peiliukai stovi skirtingam aukštyje ir tas akivaizdžiai matosi. Vat peiliukas yra išlindęs mažai, kitas peiliukas jau yra išlindęs daug. Tokia sistema padaryta tam, kad kai diskai stovi tolygiai, mes prakeistume peilius, nekabintume peilio į peilį ir neliktų tos properšėlės mažos, juostelės. Šiuo atveju diskai stovi vienam aukštyje, peiliukai vienam aukštyje, užkirtau peiliukus sukdamas specialiai, kad jums parodyti, koks yra tarpas. Tai vat, jeigu nagas, tai čia vat, yra kelių milimetrų klausimas, ar ne? Dabar ties faktas, kad važiuojant šitoje vietoje tarpelyje liks nenupjauta žolė, bet jinai bus tiek mažai, kad turbūt bus nepastebima, bet pažiūrėsime realybėje, kaip padirbs robotas. Tačiau, vieną kartą robotas pjauna taip, kitą kartą keičia kryptį. Keičiant kryptį, ta juostelė, jeigu net ir liks, jos paskui nebesimatys. Bet didžiausias pliusas, kad pjaunama bus vienam aukštyje, nes čia mūsų peiliai yra skirtingam aukštyje. Vienas yra šitam aukštyje, o kitas ties mano pirštu yra žemiau. Reiškia, būdavo visą laiką tarp peilių skirtumus. Ir pagrinde dirbdavo tie centriniai peiliai, ne viršutiniai. Ką, renkam toliau.
Robotas grąžintas į darbo vietą, na ir paleidžiame jį dirbti. Garsas, sakyčiau, nepakitęs, tyliai, švariai pjauna. Tai paliekam robotą ramybėje ir po kurio laiko grįšim, pažiūrėsim, kaip jam sekasi, kaip atrodo pačia. Iki.